Sveiki visi užsukę į mano kanalą Cross Stitch Reikė ir su jumis Agnė. Aš šiandien kviečiu jūs pažiūrėti į mano progresus per savaitę. Ką aš nuveikiau šią savaitę? Šią savaitę aš siuvinėjau 4 darbus. Taip, žinau, tai buvo burtų savaitė ir aš turėjau praktiškai siuvinėti tik tai vieną, bet, na, pailsėjimui tarp nuolatinio to sėdėjimo būtent tik prie stovo aš pasiėmiau dar kelis darbelius atskirai. Aš šiaip labai nemėgstu tokių snapų ir panašiai, todėl aš tą darbelį, kurį parodysiu jums netrukus, siuvinėjau tiesiog prisidėjus prie to kaip vaistų, kaip čia jisai, nežinau, laikiklis, kurį užsisakiau AliExpress ir gavau ir sėkmingai šį su Q-snapais naudoju. Vat, mano vyras vadina tai mėsmalę. Ir, na, žodžiu, ką aš jums parodysiu, tai bus 2 dimensions, vienas Sharp-Ticos ir vienas Soda Stitch. Taigi, prieš save matote Dimensions Gold Collection Petites ir tai buvo gan neblogas pasistumėjimas, nes aš prie jo prisėdau kelias dienas. Aš galima sakyti, net nesakyčiau tai kaip diena siuvinėjimo. Aš net neįrašyčiau tai į progresus kaip vienos dienos siuvinėjimo, nes aš tiesiog prisėdau vos kelioms minutėms ir kai kur užpildžiau skylutes. Praktiškai aš užpildžiau čia šiek tiek, nes ten reikėjo tiesiog vieną spalvą pasiuvinėti, čia pabaigiau vieną simbolį taip pat, čia užpildžiau, paskui čia šiek tiek papildžiau, čia po vieną spalvą, na taip vat, grinai paimu vieną siūlą ir panios. Nu, kaip, paėmiau ir šiek tiek padariau, aš jį kaip ir planuose turiu užbaigimui, bet dar, aišku, mėnų ir nesibaigė. Bet, na, gali būti, kad aš dar turiu vilties jį pabaigti ir gali būti, kad manęs piesas tas neužmuš, nes jisai gan lengvas atrodo. Gan sunku buvo vat štai šią dalį pasiuvinėti. Aš pabandysiu dabar pasirinkti tą schemą. Dimensions gal manęs neužblokuos YouTube'ai, jeigu aš parodysiu. Na, vat, pavyzdžiui, tai yra BS. Na, čia praktiškai kaip ir nėra ką veikti, nes viskas matosi, kur jį dėti. Vat, tiesiog pasiskaičiuoju ir tiek. Tai prancūziškų mazgelių kaip ir nėra, PS yra 7 rūšių, gal lapeliuose šiek tiek bus, nes ten, vat, pavyzdžiui, 3 spalvos, vat, kotelis, kažkoks tam baltas ir raudonas pažymėtas. Na, žodžiu, tas visas biesas iš tikrųjų nebus labai sunkus ir aš tikiuosi, kad aš jį labai greitai padarysiu, kadangi aš jau biesą praktikuojusi ant kito savo darbo, kurį siuvinėjau, vat, kurį pamatysite taipogi už sekundės. Va, ir tikiuosi, aš tą biesą padarysiu per vieną vakarą. Na, svarbiausia yra išsiuvinėti dabar kryželius. Čia yra nei brūkšnelio biesų nieko uždėta, tik tai, vat, čia yra viena gija baltas siūlas, aš nežinau, nelabai gal matosi. Nežinau, man tai atrodo visas kreivas šleivas šitas darbas, nežinau, kodėl gal, tikrai nusprendžiu, kad man 18 įda tikrai nepatinka, man 16 turbūt būtų kaip ir patogiausia, nors dabar Mirabiliją siuvinėjau vakar, kaip tik tvarkiausi savo ten kambarį, aš ten niekaip nesusitvarkau iš tikrųjų. Dar būtų kaip ir smagu nufilmuoti jums tam parodyti savo tą kampelį, kaip aš jį vėl persitvarkiau. Na, ten pertvarkos tai labai didelės buvo. Vat, ir niekaip neprisiruošiu, nes nu niekaip nesusitvarkau, nežinau. Man tiesiog dabar rūpėjo grinai pasiuvinėti kažkiek. Vat, taigi šitas į mėnesio planus įeina, mano mėnesio planas buvo pabaigti 3 darbus, tai buvo Pana City Tram ir Lanarte Floral Blush Profile, kuriuos jau matėte pabaigtus ir buvo pabaigti šį. Tikrai sausis dar nesibaigė, visi laikom kumščius, greičiausiai šį taip ir pabaigsiu. Sekantis darbas, kurį aš siuvinėjau šią savaitę, tai aš siuvinėjau jį iškritus burtams, atviniosim daugiau, iškritus burtams aš jį pasiuvinėjau gan nemažai, aš siuvinėjau per kelias dienas, per 3 turbūt išsiuvinėjau visą šitą vat grožį, paskui dar kelias dienas tiesiog vat prisėsdama tarp tų darbų, kuriuos prie jos siuvinėjau dar šalia. Pagal burtų taisyklę praktiškai aš turėčiau visą savaitę siuvinėti tik tai šį darbą. Dar mano burtai nesibaigė, tad aš turiu galimybę siuvinėti šiandien ir turbūt rytoj tik tai atsiskaityti. Ir
vat, ir dar, kaip pasakyti, aš nuo jo atsitraukti kaip ir nelabai galėjau, tad turėjau kažką imti, turėjau kažką daryti, nes aš tiesiog būčiau sėdus ant šio darbo ir iki pat pabaigos. Jis labai lengvas, siuvinėjasi viskas pagal Cross Stitch Saga, tai, mano 10 aukštų, man dukra suskaičiavo 24 meškiukus čia, pyragėlių jokių neskaičiavom. Nesmė, viršelis ten iš vis kaip atspausintas, ten nesmės. Bet ką aš turiu ant medžiagos, tas man yra svarbiausia. Čia matot liniją, šiek tiek užsispaudė nuo rėmo, bet ten bus viskas tvarkoja, nes jau dabar padarius jau viskas kaip ir gerai. Pirmą aukštą aš įsiuvinėjau pernai. Buvau nusprendusi, kad po aukštą mėnesį įsiuvinėt, bet jei taip rimtai atsisėst vien tik prie šio darbo ir tik jį siuvinėt, nesižvalgant jokius kitokius darbus, kaip aš visą laiką sakau savo video, jeigu aš ten nedaryčiau kitų darbų, neturėčiau kitų pradėtukų, tai aš jį tiesiog visai siuvinėčiau. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, tikrai prisėsčiau prie šio darbo ir daugiau nieko nesiuvinėčiau, tik tai šį darbą, neužsiimčiau ten visokių lavender and lace ir ten mirabilijų rinkimaisis, kai man kartais užplaukia, tai aš manau, kad aš jį laisvai įveikčiau per mėnesį. Gal ten tie paskutiniai aukštai šiek tiek yra daugiau visko, platesni, bet jie yra retesni. Kaip galima matyti, 4 pirmi aukštai yra patys tankiausi, ten daugiausiai visko. Tada eina 3 aukštai, kurie buvo pridėti vėliau, eina jau šiek tiek į plotį, bet ir tai, ten praktiškai po vieną meškiuką daugiau prisideda. Ir čia paskutiniai praktiškai viskas labai reta, labai dideli tarpai, aš netgi gal norėčiau kokį makarunsą kur nors įdėti, kad nebūtų taip reta. Vat. Tai man tie gavosi 3 aukšto, kitaip tariant 8 aukšto makarunsai, 2, čia pusė, čia vieno meškiuko, vat, kaip čia, kepurėlė ir spurgos kažkiek. Kas man nepatiko siuvinėti, taip nebuvo. Viskas patiko, viskas puikiai. Biesas nuostabus, per valandą laiko praktiškai visą biesą padariau. Čia iš vis tik tai gal 4 siūlai tie, kurie buvo atsikirpus, aš kirpu po metrą. Tai 4 siūlai, be problemos. Ir tai dar reikėjo nukirpti ir perėti kažkur kitur, kad nedidaryti pertraukimo. Tai tikrai gan lengvas dizainas ir tiesiog nenorėjau aš nuo jo visiškai atsitraukti. Bet aš atsitraukiau. Atsitraukiau dėl šios pelėdos. Ji pas mane atrodo dabar tokioje stadijoje. Aišku, galėjau aš čia pabaigti ten tą biesą ir tiesiog parodyti jau su biesu visą kitą pabaigtą, ten tarkim tik tai karoliukai kokie ar ką. Bet aš jums rodau tai, kas yra joje dabar. Ir kad aš tarpę tavo sodos meškiukų dar šią pabaigiau. Pabaigiau šią ten per valandžiukę vieną vakarą. Matėt, kad jai trūko geltono to fono, nebuvo susitikę šie visi. Čia nebuvo pabaigta tie... Bet karoliukų pridėjau ir BS kažkiek padariau. Čia trūksta BS, čia trūksta, žodžiu, matosi, kur trūksta. Bet plunksnų nieko aš neliečiau. Aš nieko nedariau su plunksnom, tom, kur ten kabo. Nes dar sprendžiu iš tikrųjų ir suvinėsiu likusias 2, kad iš kitos pusės būtų. Nežinau. Pažiūrėsim, kaip mano dama susitvarkys kambarį, dabar kaip nubausta. Tvarkosi. Tai arba bus virš lovos pas ją, arba bus, nežinau, kažkur gal prie užuolaidų ant karnyzo kur nors kabos. Tai jeigu ant karnyzo kabos, tai turbūt būtų geriau išsiuvinėti abi pusės, nes ji kažkiek pasisuks karts nuo karto. Vat. Tai tiek būtų mano pelėdos. Aš ją vis tiek kažkada pabaigsiu. Jas net į planus aš netraukiu, tiesiog aš ją pasiimu tada, kada aš noriu, ten mano visas progresas yra tiesiog prie fotelio padėtas, kol katinas nieko neiškapstė. Ir mano dar vienas progresas, taip gražiai sumečiau siūlus, tai būtų štai šis, kurį pradėjau sausio
mėnesio sandėliukų mažinimo projektui. Kodėl aš pasirinkau šį, aš nežinau, ar minėjau jau, bet angliškam video savo tai tikrai, kad minėjau. Pasirinkau todėl, kad dar vis žiema, kad mano mergytė ten blondinė, mėlynom akim, tik netiek įdegus. Žodžiu, esmė tame, kad aš šitą dizainą siuvinėjau praktiškai porą dienų, po valandėlę. Ir pas mane gavosi taip, niekas dar, čia dar trūksta kažkiek, čia trūksta, bet mano kiusnepai yra tokie, kad man tiesiog jisai netelpa, galite pasižiūrėti. Ir priedo aš šiem kiusnepam, kai man su jais reikėjo siuvinėti, kas man nutiko, man trūko vienos detalės užspausti. Kažkas man pareidėjo po mano komodą ir aš radau tą detalę. Tai vat, kaip tik dabar po video šis darbelis keliauja atgal į savo kiusnepus. Bus siuvinėjama dalis, turbūt aš šią dalį pasimsiu pirmiausiai siuvinėti. Vat, nes, ten daugiausiai pusiniai ir tiesiog pusiniai netaip susidarko kaip kryželiai, tai aš tiesiog čia pasiuvinėsiu ir man praktiškai va taip užsidengs kiusnepu paskui. Arba aš kai baigsiu savo rožę, tiesiog mausiu į rėmą. Aišku, man rėmų reikia daugiau, nes mano vasario bus pradėtukas. Kitą savaitę dar vis sausis, tai kaip ir nemanau, kad filmuosiu dar sandėliuką. Vat, o pradėti turbūt jau kažką pradėsiu. Jeigu labai neapsispręsiu, ką noriu pradėti vasario mėnesį, tai tada tiesiog nufilmuosiu ir paklausiu jūsų, ką jūs man išrinktumėt. Vat, ta dėžė bus truputėlį tokia nemažai rarių. Vat, tai įsirinkti tikrai sunku ir jie ten visi norimi. Vat, dar ką sugalvojus, esu pasižymėjus savo bloknotę, kad aš noriu maišyti tas dėžes, tai man praktiškai iš knygos turbūt bus kovo mėnesių siuvinėjimas, nes norisi kažko lengvesnio truputėlį. Vat, na, o sausis tai būtų mano Christmas wishes iš dizaino, Dimensions dizaino. Vat. Lengvas, kaip ir visi dimai. Nieko čia sunkaus nėra. Lengvesnis greičiausiai nei ta rožė, kur dabar yra. Na, aš toj rožė iš tikrųjų net nelabai suprantu, kodėl ten tie pusiniai yra tam tuos lapeliuose. Na, bet greičiausiai išsiunėjus bies, aš pamatysiu, kodėl jie ten yra. Kokios dar naujienos mano šią savaitę būtų? Tai būtų, kad aš pradėjau praeitą savaitę savo kanale leisti ir angliškų video, kaip anglų kalba apie siuvinėjimą. Tai būtų jie pavadinimo FlossTube. Ir jie turės atskirą savo playlistą, kad jeigu jūs tikrai nenorite matyti tų angliškų, visada galite pereiti prie lietuviškų, kur nebus prie pavadinimo pažymėta FlossTube. Tai jeigu FlossTube, tai angliškai, jeigu nėra FlossTube, tai bus lietuviškai. Vat, angliškam savo video aš nedariau jokių ten tų pradėtukų ar ten planų, kadangi mano planai buvo tokie, o paskui aš tiesiog 2 darbus jau pabaigiau, 3 jau visai irgi į pabaigą. Tai kaip ir prasmės nėra tų planų rodyti. Vat, ką aš planuoju šią savaitę siuvinėti ir ką matysite kitą savaitę, tai būtų pabaigti rožę. Tikiuosi. Jeigu man dings įkvėpimas rožėjai, tada siuvinėti mirabiliją. Ta mirabilija įkvėpimo kaip ir visą laiką užtenka. Vat. Ir į tarpus kažkiek pasiuvinėti šį. Jeigu nepasiuvinėsiu šio, tai galbūt padarysiu BS tam plunksnom ir žvaigždėm, kur prieš tai buvo padarytos. Jeigu ne, tai tiesiog siuvinėsiu mažai. Aš dar turiu vieną gėdą užsilikusi ir nevidėjusi į planus, bet aš jį judinu. Tai yra Luka S. Tas kiaušinis
Velykinis, ten jis jau buvo virtęs velykinių, kalėdinių ir vėl velykinių ir vėl kalėdinių. Žodžiu, tą kiaušinį pabandyti kaip nors pasuvinėti dar. Jis šiek tiek judino, dabar praktiškai visiškai pusė jau yra, na, didžioji pusė, nes ten ties ta pusės linija yra iš tikrųjų į viršų mažiau suvinėti negu apačioj. Ir bandysiu kažkaip judinti tą, turėčiau šiemet irgi pabaigti. Jeigu man tas Luka S rinkinys iš tikrųjų neužmuš mūzos visai. Planuoju filmuoti kas savaitę. Jeigu aš neplanuosiu savaitę, kurią nors ir praleisiu, tai aišku, aš nieko nesuvinėjau tą savaitę. Bet stengsiuosi vis kažką parodyti, nes tai praktiškai irgi mano dienoraštis ir tiesiog aš pasižymiu netgi pati savo, ką aš suvinėjau ir kokiu metu. Todėl man net nereikia dabar vesti jokių bloknotų ten ir panašiai. Nors turiu praktiškai prie kiekvieno darbo lapą, ypač prie didesnio, kiek dienų suvinėjau. Prie mažesnių aš tiesiog net nesistengiu gadinti popieriaus, praktiškai taip. Tai būtų tiek šiam kartui. Mano progresai būtų štai tokie. Ką aš šiandien dar suvinėsiu, tai aišku bus rožė. Meškučiai greičiausiai keliauja iki kito mėnesio, kadangi man kaip reikėtų jau tą rėmą truputėlį perkelt, tai aš jau kaip ir atsiskaičiau maisto savo ir dabar nufilmuosiu anglišką video ir tiesiog juos padėsiu kol kas į šalį. Bet tiesiog galiu pasakyti, jeigu kam patinka šie meškiukai, drąsiai siuvinėkit, nes jie yra ir lengvi, ir spalvingi, su jais nenuobodu ir tiesiog labai skanu. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti like, subscribe ir komentuoti. Ir susitiksim kituose video. Iki.